Koks yra, kaip jūsų vardas? Erika Rudmokienė. Erika Rudmokienė. Jo, Rudmokienė. Rudmokienė. Kelintų esat gimimo? 40. Lageris buvo Vokietijoje 4 metus į koncentracijos stovyklas buvau, visur buvau. O kokie mieste koncentracijos stovyklas? Štutov. Štutov? Taip, mes buvom ten. Už ką paėmė jūs? O iš čia išvežė mus, niks neklausė. Tam buvom 48 grįžom atgal, kai baigės karas 45, tai mūsų paleido, galėjo eiti kur nori, laisvas. Jo, tai mes 48 grįžom kaip su gyvulių vagonais. Tai jūs čia ir įžegnoja? Jo, čia aš esu įžegnota krikštyti, man tėvai čia įžegnoti krikštyti. Krikštyti esu čia pats Laudžiu, sako, nežinau, suradęs, jie pas mane buvo sūnai atvažiavę. Aišku, įžegnoja koks kunigas? Įžegnoja Sprogys. Sprogys, kur Vanagose palaidotas. Vanagos, taip. Žinau jo kapą ir... Taip, aš žinau irgi. Rytoj būsim ten, važiuosim. Kas nežinos, kai man įžegnoja. Iš pas jos net sūnų ten tarnavau prie pat Vanagos netoli. Mano baba ten gyveno. Aišku. Kur Rogą pirmą kartą pamatėt? Čia. Čia? Čia. Kaip jis atrodo, kelinti metai maždaug buvo? 69. Kovo 9 rodos ten užrašyta yra, ne? O kaip Roga atrodė? Kaip jis, pasakokit, ką prisimena? Tai kaip jis atrodė? Nu, invalidinis žmogelis, nuėjo, toks, viskas. Ne, tai žinau. Jo. Bet koks žmogus buvo? Labai geras, auksinis žmogelis. Dievo baimingas, jau nesusikeiksi, nesusibarsytinis. Jau, tai melskime tik tai Dievui, prašykime. O jeigu būdavo kokie nors tokie įkyrus kintuose, parapijiečiai, pijokai kokie? Niekai jis nemokėjo pykti, jis za pašalpą duodavo, dar duodavo kapeiką arba jį raketodavo, jis duodavo paskutinį centą. Neimdavo už pagrabą, sakydavo, kiek reikia. Ne, mes esam bėdini, nereikia, sak. Neimdavo nieką. Toks jis buvo nuoširdus labai, toks žmogus, turbūt nebrasiu čia. Neberastume tokių žmonių? Nu, nežinau jūsų. O taip, jau mažai tokių yra žmonių. Su juo 20 metais dirbau. Žiemą, vasarą, jis toks vargšas. Žiemą pusnis būdavo, su motorinka atvažiuodavo į Šilutę arba atvesdavo tas... Su motorinį dviratį? Jo, su motorinį dviratį, su birbinį arba su dviratį net atvažiuodavo. Iš Šilutės į Kintus? Taip, jis atvažiuodavo su dviratį žmogus, kad neveždavo niekas. Tai jis atvažiuodavo viduržiemį, tai mes laikėm viršui pamaldas, tą viršų užėsim, paskui parodysim ant aukštų. Ten dabar jau yra suvienytas kambariukas. O tą birbinę jis ilgai dar turėjo? Iki Lietuvos laikų dar važiuodavo? Jo, turėjo. Iki Lietuvos laikų jau neturėjo, rusų laikais tik turėjo. Ir jį vežė vis... Ar tas mopedas ar birbinė? Birbinė. Žinau, birbinė. Jo, žinot, jūs jau žinot, tie vaikai gal nežinot. O jūs jau suprant, žinot. Nu, tai jis važiuodavo, tą birbiną atvažiuodavo, taip jis veždavo tas Fricas, taip tas dėjo pavardę. Tas į Šilutę jums irgi dar daug papasakotų gal apie Rogą, nes jis vežioja daug metų po visus parapijas, tas Fricas. Šilutė jis gyvendavo, senukai jau būdavo. Tas vežioja visą laiką, visur po saugus, po visą, kur jis laikė pamalsį. Fritz Šaknys. Jo, va, tai pasiimkite. Fritz Šaknys, tą gali pasiimti. Saknys. Saknys. Tai pasiimti. Jo, pasiimkite. Skau, kad aš neužmirščiau. Užsirašiau, kada va tokį sargantis gali užmiršti. Nu, tai jis, tas Saknius vežioja, jį visą laiką jau čia atvesdavo. Ar jis chorą buvo suorganizavęs čia kokį? Būdavo, atvažiuodavo daug labai. Kapinių šventis labai iš Tauragės Kalvanas atvažiuodavo jaunas, jis senas, pasienavo senai gerai. Jis 49 paskutinį čia laikė pamaldas, 49 senasis Kalvanas. Didžioji bažnyčia. 49 jis paskutinį pamaldą čia atlaikė. Vyskupas Jonas Kalvanas. O čia iki seniau šitoje vietoje kas čia buvo? Čia buvo maldos namai apmokina jaunimą, orkestrą, trūbininkai, vaikus. Kaip salė daugiau. Taip, čia būdavo apmokinami vaikai. O paskui, reiškia, sovietai atėmė šitą ir čia paliko tik tai. Ten jau atėmė po karą, ten buvo sandėliai, aš ten irgi dirbau. Sandėliai? Sandėliai buvo trašas, rugiai,
su to, kaip vokiečiai sako, su to fuchteliu valydavom grūdus, čia aš dirbau irgi tas. Jūs pati ir dirbate? Jo, dirbau. Eidavo čia melstis, o ten eidavo dirbti. Išniekinta bažnyčia. O ką darys? Reikėjo dirbti, kol laikais 5 vaikai man buvo. O tai Roga organizuodavo tos chorus viską? Nu, taip. O kaip jis susisiekdavo? Telefoną nebuvo pas jį namuose? O kas jis pamaldas atlaikė, pasakė, kad aš atvažiuosiu ir atvažiuoju. Jis susitardavo visi ir visi laikydavo žodžių? Taip, o jis išiloti ten Rūkos jis gimis yra. Žinau, mes buvom vakar Rūkos. Tai jis susitardė ir taidavo visi. O jeigu negalėdavo taiti, užpustydavo, ką jis vis tiek išripliuodavo kažkaip su tą birbinį. Jis žiemą su tą birbinį net? Jo, ir žiemą. Jis vargdavo. Tai per kur jis važiuodavo? Per Žemaitkimį? Jo, čia dar nebuvo, čia nebuvo kelių dar. Jo. Tai jis važiuodavo per Rudynų, Žemaitkimį, čia prasukdavo pro Sakučius ir važiuodavo tokį kelią? Jo. Net žiemą? Žiemą jis atvažiuodavo. O taip tas akmus visą laiką vežė. Vargas žmogelis, teltus bažnyčias galva guldė. Ką jis mėgdavo valgyti? Viską, ką padėjo, man stalą valgė. Viską. Nebūtų, pažiūrėjau, vieni antieną mėgsta, kiti labiau kiaulieną. Mes tą neatnešim čia jam. Neprisimenat, reiškia. Tai mes darydom kapinių šventę, mes paruošdom labai didelis stalus. Tai visko tam buvo, ko tik širdis geidė. Ką jis mėgo labiau, vyną ar alų? Vynu ne alų jis neger, nic nieka. Ne? Nieka. Jis buvo blaivininkas ir šnekėdavo, kad visi būtų tokie. Nesat matę? Ne, niekada jis jau buvo prieš ant to, jau buvo prieš tikrai. Jau 20 metų jau... Ar yra buvo kokio atsitikimo, kad jūs iki ašarų jis būtų sujaudinęs savo poelgiu, kažką padaręs tokį... Visą laiką galėjo. Gavėnis būdavo iki ašarų, davarydavo ir Rogas jau taip, jis ne iki ašarų, bet jis mokėjo taip jau sugraudint, kad jau tik viskas nuobažniai, nieks jau ne jokie greikelį nebūtų. Tai jis jūs sugraudindavo? Visų sugraudindavo, užmėgdavo kitą bešnekant jam. Jis nekėdavo taip graudžiai, kad net užmėgdavo kitas senikis. Jis sakydavo, Gertrūda, tu mėgi, sakau, klausykis. O tai į Rogą susijuokdavo, tas pašokdavo, jis galmas užmėgdavo. A, tai Rogą matydavo, kad užmėgdavo? Mėgai, priekį sėdėdavo, o tai sakau, Gertrūda, tas susijuok. Nepatogu, čia gali sėdau tą Martą, žinai, tą žubrikį. Sako, kaip jis joks. Mes nebiškenčiam, kaip nesijoks. Toks Vibernaitis sėdi, vėl komisija čia yra. Irgi, galva irgi, ne viena plauka, musis vasarą. Jis plaukšti tą pilkį. Roga vėl jaukas. Ką, turi jauktis. Sakto jokiais, sakau, kaip nesijoksi, matai, kad jis reikia joks, kai jis pats jokis. Jo, prūsų seną kalbą tai irgi galiu. Jo galiu. Kad neš kryvis ir su ryvosim rops iškepsam plynys. Na jo, kui tas kjauts, kugel atneš, į kalcim negel, į zėd. Jo, ten į bilders pakabint, ten į klötsis, ten į kugelis, ten yra, ten yra dar skyvis arba gobelis, ten į stol, ten į skaps, ten yra pastels. Taip. Tai čia yra, čia jūs lietuviškai kalbėjęs. Aha, tu pamėgink pašnekėti. Aš esu žemaitis, man visai kitaip. Niks nepašneka. Tegu tą ponų pašneka. Simonaitytė panašiai rašė. Jo, taip. Biški panašiai rašė. Jos tėvas buvo toks kaip ir aš. Jis mokėti kalbą kaip ir aš. Motin reikia paklausti. Žinau, kas yra bilderis. Bilderis tas jo, bilderys. Aš turiu namuose, nes aš užaugau su... Tu bilderių čia pilna. Jo. Aš turiu Jėzus Alyvų kalne bilderį. Aš ir tu turiu. Apaštalai miega, Jėzus meldžiasi. Jo.